Tęsėme pasivaikščiojimų po esminius Rail Baltica objektus reportažų seriją ir šįkart iš Neries tilto keliamės apžiūrėti, kaip atrodo pirmosios 10 km greitojo geležinkelio sankasos atkarpos Šveicarija Žeimiai baigiamieji darbai. Justai, tai dabar atkeliavom į kitą lokaciją. Čia jau galim matyti, kaip, ant kokios vietos tie bėgiai bus nukloti. Tai yra sankasa. Papasakokite, per kiek laiko visas šitas žvyras ir tikriausiai dar kažkas po juo atsidūrė čia. Kartais keista būna pačiam suprast, kad būdami keliolika kilometrų tarp taškų vis dar esam tam pačiam projekte. Labai keista, tikrai galiu patvirtinti. Tai šis ruožas iš principo yra pirmasis aktyvus statybų ruožas Rail Balticos dalyje Lietuvoje. Ir jo statyba trunka jau apie 2,5 metų, bet kaip matom, jau yra baigiamieji darbai, yra įvykdyta virš 90% darbų. Ir kuo šis ruožas yra ypatingas, tai būtent šiame ruože prasidės viršutinės kelio konstrukcijos įrengimas, paprastai žinomi kaip bėgiai. Jie atsidurs iki metų galo ant šio suplūkto paviršiaus ir čia matome sankasą, milijonai kubų smėlio, prieš tai išvežti, vėliau įvežti šalčio atsparų sluoksnėje, tai yra, kad vanduo nekiltų ir nerdytų sankasos, vėliau matysime ir atvažiuojančią ir granito skaldą arba balastą vadinamąjį, ant kurio jau dėsis ir patys bėgiai. Nutiesus bėgius bus diegiamos elektrifikacijos ir signalizavimo sistemos. Tuomet lauks greitųjų traukinių testavimo etapas. Tik tada traukiniai bus paleisti riedėti naujuoju geležinkeliu. Kiekvienas etapas atskira bendra projekto dalis. Viso LTG Infra turi 69 tokias Rail Baltica dalis. Kai kurios jų jau užbaigtos. Tiltais naudojasi gyventojai, gyvūnai. Čia esame ant viaduko sujungsiančio dvi skirtingas vėžes. Kaip tik mums lankantis apačioje pravažiavo krovininis traukinys. O Rail Baltica valdymo vadovo dar noriu paklausti apie šio europinio projekto iššūkius. Dabar jūs šiek tiek man apie užkulisius darbo papasakokite. Jeigu trigubėjantis yra ruožas, tai ar ir pačių problemų iššūkių trigubėja? Metus planuojama pabaigti su darbais vykstančiai 114 km. Turiu nuraminti, kad problemų tikrai netrigubėja. Dabar jos mums jau žinomos ir mes tikrai su komanda randame būdų, kaip jų nekartoti, kas yra labai svarbu, nes geriausia yra ta problema, kuri neatsirado. Antras dalykas, iš ties tasai valdymo modelio pokytis irgi labai prisidėjo, nes iš ties daugiau atsakomybė atėjo pas mus į pačią infrą ir tas sprendimų priėmimo greitis radikaliai pasikeitė. Dar vienas labai svarbus aspektas – greitas sprendimų priėmimas. Ko savo neleidžiame, tai neleidžiame biurokratizmų. Visi klausimai pas mus yra daugiau ir mažiau labai sudėtingi ir jie neturi vienareikšmiškų atsakymų. Tai tiesiog, tokia turim nerašyta 51-49 taisyklė, jeigu bent 51% klausimas yra teisingas negu neteisingas, tai yra teisingas atsakymas ir taip nestabdome procesų ir procedūrų. O mes kartu su jumis kitąkart leisimės į Rail Baltica ruožą Šėta Ramygalą, kur išvysime, kaip atrodo parengiamieji darbai.